Išėjimo knyga, 13 skyrius. Viešpats kalbėjo Mozei: pašvęsk man visus pirmagimius, ar jie būtų žmonių, ar gyvulių, jie mano. Mozė kalbėjo tautai: atsiminkite šitą dieną, kurią išėjote iš Egipto, iš vergijos namų. Savo rankos galybę Viešpats jus išvedė, todėl nevalgykite nieko rauginto. Šiandien Abibo mėnesį jūs išėjote. Kai Viešpats tave įves į kananiečių, hetitų, amoritų, hivų ir jebusiečių šalį, plūstančią pienu ir medumi, kurią tau duoti jis prisiekė savo tėvams. Tu privalai švęsti tą šventę šį mėnesį. 7 dienas valgysi neraugintą duoną. 7 dieną bus šventė Viešpačiui. Neraugintą duoną privalai valgyti 7 dienas. Ir nei pas tave, nei tavo gyvenamose vietose neturi būti raugintos duonos. Ta diena tu sakysi savo sūnui: tai daroma dėl to, ką Viešpats padarė, išvesdamas mane iš Egipto. Tai bus kaip ženklas tau ant rankos ir prisiminimas ant kaktos, kad Viešpaties įstatymas būtų tavo lūpose. Juk galinga ranka Viešpats tave išvedė iš Egipto. Vykdyk šitą nurodymą kasmet skirtu laiku. Kai Viešpats tave įves į kananiečių šalį, kaip jis prisiekė tau ir tavo tėvams, ir ją tau atiduos, tai kiekvieną savo pirmagimį atskirsi Viešpačiui, ir kiekvieną gyvulių pirmagimį. Vyriškos lyties pirmagimiai priklauso Viešpačiui. Kiekvieną pirmagimį asilaitį privalai išpirkti ėriuku, bet jei neišpirksi, užmušk jį. Kiekvieną savo žmonių pirmagimį sūnų privalai išpirkti. Kai ateityje tavo sūnus paklaus, ką tai reiškia, jam atsakyk: galinga ranka Viešpats mus išvedė iš Egipto, iš vergijos namų. Kai faraonas užsikietino ir nenorėjo mūsų išleisti, Viešpats nužudė visus pirmagimius Egipto šalyje, tiek žmonių, tiek gyvulių pirmagimius. Todėl aš aukoju Viešpačiui kiekvieną vyriškos lyties pirmagimį, bet kiekvieną savo vaikų pirmagimį išperku. Tai bus kaip ženklas ant tavo rankos ir prisiminimas ant tavo kaktos. Nes savo galinga ranka Viešpats mus išvedė iš Egipto. Kai faraonas išleido žmones, Dievas jų nevedė Filistinų šalies keliu, nors tai būtų buvę arčiausiai, nes Dievas sakė, kad išvydę karą žmonės nepradėtų gailėtis ir nesugrįžtų į Egiptą. Dievas vedė tautą aplinkiniu, dykumų keliu, Raudonosios jūros link. Izraelitai išėjo iš Egipto apsiginklavę. Mozė paėmė su savimi Juozapo kaulus, nes jis buvo prisaikdinęs Izraelitus, sakydamas: Dievas tikrai jūs aplankys ir jūs išnešite iš čia mano kaulus. Jie keliavo iš Sukoto ir pasistatė stovyklą Etame, dykumos pakraštyje. Viešpats ėjo pirma jų, dieną debesies stulpe, rodydamas kelią, o naktį ugnies stulpe, šviesdamas jiems, kad jie galėtų keliauti dieną ir naktį. Jis nepatraukė nuo jų debesies stulpo dieną, ne ugnies stulpo naktį.